Sveiki visi, malonu, kad įsijungėte pasiklausyti dar vieną epizodą. Pradėjau čia prieš porą mėnesių rašinėti vlogą, tai panašu, kad aiškėja man ir formatas pačiam, tai arba kažkokį didesnį rezonansą sukėlusį įvykį aptariu, arba tiesiog kažkokią mėnesio didelę apžvalgėlę padarau, taip kaip aš matau. Šiandien dar noriu atsiprašyti už garsą, gali būti visko, nes abu vaikai serga namie, šiuo metu pasodinti žiūri filmuką, tai gali būti visko, bet tai tiesiog perspėjau. Tai daug nesiskuskit, kaip būna kartais dėl garso pas mane komentaruose. O jeigu jau taip pradėti, tai norėčiau pradėti nuo tokio gal juokingesnės naujienos ar linksmesnės, kur iš pirmo karto taip ir nesimato. Tai Santarose kartu su sveikatos ministerija buvo atliktas auditas, kurio metu nustatyta, kad 70% institucijų dirbo nuostolingai. Na ir čia yra, jeigu taip atrodo, nieko daug nereiškianti žinutė, bet iš tiesų kiek čia yra paslėptų žinučių viduje. Vienas, tai dėl ko valstybės kontrolės, pavyzdžiui, visi nemėgsta, ne? Nes šiaip tai yra valstybės kontrolė, kuri kaip ir auditą daro, bet kiekviena institucija turi savo tos audito skyrius, nes tada jie gali tokius daryti, kaip dabar ką tik Santaros padarė su sveikatos ministerija. Būtų valstybės kontrolė, jinai būtų surašysi realiai, kas čia yra blogai, kas gerai, gal labiau kas blogai. Dabar, kai tu turi savo auditų skyrių, tu žinai, ko tau reikia su Santarom, kad tau reikia daugiau pinigų iš vyriausybės gauti, iš biudžeto. Kaip tai reikia padaryti? Reikia padaryti auditą, kuris nustatytų, kad visi dirbo gerai, tiesiog trūksta pinigų. Įkainiai per maži ir trūksta pinigų. Ką šitas auditas sėkmingai, jeigu žiūrint išvadas, nustatė? Tiesiog unikalus auditas, kad viskas gerai, trūksta pinigų. Išvada mini vyriausybė, kitų metų biudžetui didintis tų sumų. Tai nežinau, taip nereiktų daryti, manau, tada ir efektyvumo klausimai tikriausiai valdomo ūkio turėtų būti paliesti, bet šiuo atveju tiesiog gal kad pavyzdys supratimui, kaip kartais tas viešasis sektorius operuoja, sakykime, ir čia mes dar už tą susimokam auditą. Tai einant tada su šitos temos tiek, einant prie kito. Tai šiandien tokia aktuali tema per visur yra valstybės rezervas. Atsibudom ryte, premjerė informuoja, kartu su Sinkevičium pasibaisėja, kaip čia taip valstybės rezervas, kuris turėtų būti kaupiamas, kad valstybės kažkokios nelaimės atveju, kad ten blogai viskas, nieko neradot. Kažkas ten, kaip ten jie, kad čia tik tai buvo konservatorių pareiškimai apie rūpinimąsi Lietuvą ir čia eiliniai žodžiai. Turėjo karas Ukrainai, turėjo tapti momentų, lūžio momentų, vis tiek netapo. Ta prasme, žmonės atrodo atsibudo realiai kitoj Lietuvoje. Dabar kaip šitą galima būtų pažiūrėti, ar ten tam valstybės rezerve yra problemų? Aš nežinau jo, bet aš manau, kad ten krūva problemų yra. Surimus dėl to, aš manau, kad ten, kaip jie sako, tai yra visiškai teisybė, kad nelabai kas ten veikia. Dabar kitas yra įdomus kampas, jų pasirinktas naratyvas. Čia gali bet kur besti valstybei, bus absoliučiai tokios pačios problemos. Ir jeigu 95% viešo sektoriaus institucijų turi labai rimtų vadybinių efektyvumo problemų, bet jeigu valstybės kontrolę paleistum, tai 100% rastų problemas, nes net ir tos 5%, kur dar pusėtinai dirba ten, tai tikrai kažkokių taisyklių nesilaikė, kažko ten reglamentų netitinka, ir važiuojam ten, vis tiek sules normaliai. Tai dabar valstybės, tai čia problemų visur yra. Dabar ką daro socdemai, matyt gavo kažkokias išvadas su to rezervo ir žiūri ką daryti. Čia, išvadas geras, bet kokia yra problema, ką ir Sinkevičius pripažįsta, kad nuo 17 metų, čia nuo pirmo karto, kai kažkas pažiūrėjo tą rezervą, tai ta problema pasimatė, kad čia kažkas, nieks nevyksta. Oficialiai yra, bet realybė nėra. Toks, nesvarbu, kad tojais metais ir Sinkevičius buvo, kaip čia, ekonomikos ministru, kaip ir gal galėjo kažkiek prie to prisidėti, padėti, bet matytis irgi to jau taip nusistumė į šoną. Kitaip sakant, dabar yra pasirinktas ne problemos sprendimo tikslas, kai vienas variantas, koks galėtų būti ateini, yra problema. Tikrai karas už sienos, nepasiruošę, bet turim planą, tą padarysim, viskas, klausimas bus uždarytas, bus žymiai saugiau ir ramiau. Čia jau panašu, kad socdemams labai dega viskas. Iš esmės jau tikrai tai matom iš reitingų ir tikriausiai iš to, kad kas vyksta, tikrai ir desperacijoje ir dabar jau reikia vėl tą aplinktą kažkokį priešą rodyti, tai seni geri konservatoriai grįžta. Taip yra ten už ką jas mušti, tikrai neslėpsi, bet tikrai ne už šitą. Tikrai galėsiu vėliau pasidalinti, kur tikrai galima juos mušti, bet ne tokiais, kaip čia, kurie iš esmės, tai buvo visų vyriausybių neveikimas, tiesiog nei viena vyriausybė šito nesprendė. Dabar ką daro socdemai, taip pat daro ką ir Trumpas. Kaltina prieš tai buvusius, tai sako, čia dabar konservatorių kaltė. Nesvarbu, kad iki šiol ne viena vyriausybė to nesprendė. Tada kas dar yra šitoj komunikacijoje, ką Inga Ruginienė sako.
nuo 21 metų čia iki 24 ypatingai buvo blogai. Ta prasme, jie gavo tas išvadas, aš ten garantuoju, nebuvo ten nieko nuo 21 iki 24 blogai, bet tu dar rašai šitą, kad tikrai parodyti, nes jeigu dar plačiau paimsi, tai kažkaip tada kils klausimų ir dėl tos Skvernelio vyriausybės, ten ir Karbauskio, to pačių žaliųjų vyriausybės, ne, tai tada ir Veryga kaip ir čia irgi, kodėl jis tada nesprendė, čia per daug klausimų, ypač saviem ateina tie klausimai, tai geriau to išvengti. Ir ta komunikacija yra suprantama, čia kaip aš, pavyzdžiui, padarau ten viešųjų pirkimų, ne, kiek mes kaip valstybės skiriame viešinimų pinigų, padarau tą tyrimą, pasižiūriu ir žiūriu 25 metų, kaip išaugę pirkimai. Puiku, ta prasme, čia net rašyti nereikia, kaip tik nauja vyriausybė startavo ir čia išvadas galim pasidaryti patys, jeigu taip net pagerina tą visą rezultatą. Ir be to dariau tiesiog tyrimą, su tuo dar gavosi kažkokį, gali bakstelt oponentą mane lengvai. Ir tai čia taip, tas žaidimas toj politikoje vyksta, tik tai, kad čia naisiu yra visiškai nekaltus pasiėmė, bet jau socdemus aš suprantu, tikrai situacija sunkiai ir čia jų tie įmai, bandymai kažkaip atrodyti priešai yra labai akivaizdus, tikrai tai nėra tas kelias, kurio reiktų eiti, aš asmeniškai, tai yra labai lengvas kelias pasiduoti tam, kad kaltinimams ir iš esmės net ir aš pats nekartą buvau su tokia situacija susidūręs. Geras pavyzdys, kur yra ateinam į projektą, tikrai tam parceliuojama viskas, matom, rangovas parceliuoja, institucija net nesupranta, kas vyksta realiai. Tas rumus čia neinam į tą, kad institucija korupcija dalyvauja. Institucija nuvaryta tiek, kad nesupranta, kas vyksta. Rangovai ten dalinasi tos pajamas iš to IT ūkio, kurios ateis. Ir dabar klausimas, kas ten iš viso kaltas. Ir aš taip žiūriu, prie Skvernelio buvo projektai patvirtinti ir paskirti pinigai, numatyti, prie mūsų vyriausybės, prie dešiniųjų paskirti pinigai. Ir realiai institucija gavo tas pinigus, ir to jau gauna ir ten atiduos tiems. Dalį jau atidavusi yra. Bet didesnę dalį dar nėra gavus, tai gerai, tą stabdėm, bet iš principo. Ir tada tu gali komunikaciškai išeiti ir sakyti, kas. Ar čia Skvernelis kaltas? Žiūrėkit. Paskyrė pinigus, korupcinis projektas, galim rodyti, čia jie kalti. Ar čia sakyti, Šimonytės vyriausybė, žiūrėkit, nesustabdė, čia tas ir tas. Ar tiesiog dabar palikti gyvendinimą, sakyti, socdemai baigė gyvendinti šitą projektą, žiūrėkit, ten kažko nepadarė, čia jau reiškia susiję. Ar tiesiog visgi pasakyti, kad čia yra tiesiog, kukulis, kur niekam nebuvo įdomu šitas klausimas, pinigų per daug, klausimas neįdomus, jis tiesiog taip atėjo dugnu ramiai tyliai iki ten kažkokio, turėjo ateiti iki to rangovo pinigų, ne? Tai vadinasi, tu komunikaciškai kaip nori gali komunikuoti ir teisingas kelias ir sakyti teisybę, kad, iš esmės, tiesiog tai yra neūkiškumas bendrai valstybėje, bendrai viešam sektoriui, net tie politikai net nežinojo, nei vienas iš tų politikų nežinojo, kas čia vyksta, galiu garantuoti jums tą. Ir tai tas sprendimas toks labai šitoje vietoje socdemų, tai matyti vis vėl, jau neturi ką daryti, tos konservus ten lupsė. Gerai, tegul lupa, bet čia kelias tikrai žinokit, net jeigu jūs klausotės, čia yra niekur. Tas pats Masko kelias, kur kaltinti Trumpo kelias, net kaltinti kitus, tai yra skaldimas, tai yra melas ir tai yra tiesiog tas, kuris vėliau atstums ir kitus rinkėjus nuo tų, kur vis ten kaltų ieško. Tai labai akivaizdu, jeigu ieškai kaltų, reiškia nesitikras dėl to, ką darai. Labai aiškiai žinutė. Gerai. Toliau galim nueiti iki LRT klausimų, čia kur dabar vyksta Europoje jau persikėlė. Gerai, varom, žinokit, Europoje savo klausimus sprendžiam, visa Europa klausosi, kaip čia vieni sako, kad periminėja tą LRT, kiti čia, kad ne, čia mes nieko nedarom. Ir žinot, kas čia yra man įdomiausia, tai tos dvi grupės. Aš ten tos vis tiek tos kitos grupės atstovas, buvau ir tą mitingą ten, tai aš toks, kad čia šališkas esu, kas čia nežinot, iš tos pusės, tai galit per šitą prizmę mane vertinti, bet aš matau tą kitą pusę. Aš tai atviras argumentam esu, bet aš tą kitą pusę matau ir kaip jinai įsikniaubus net yra. Jūs esate, jūs tai sakykime aš, už LRT tą vadovę, ten valstybės kontrolė rodė pinigų taškymą, jūs esate už LRT vadovę, kuri ten kažkokia tokia, jūs ten nepalaikot, jinai čia praplovė smegenis visiems dalyvaujantiem, čia klanas kažkoks jau valdo, čia viskas reikia, čia kažką daryti. Bet žiūrėkit, aš visai kitą poziciją, aš sakyčiau, tą vadovę keisti, aišku, reiktų pakeisti. Tikrai, čia jau ir tikrai per daug klaidų iš eilės padaręs. Yra mano manymu, tikrai, aš už. Ar biudžetą reikia išaldyti? Ne, aš manau, reikia sumažinti. Aš tokį sakyčiau, kodėl išaldyti reiktų. Jis ir taip kilo žiauriai, greitai, žinau iš rinkos, žinau iš tų pačių kitų rinkos dalyvių, kurie ten, nes tų žinių kažkur nededa, ten. Tai kad jie yra pikti, kad ten tas kainos LRT stipriai yra sukėlusi, manimų nesąžiningai, surinka šių mokesčius ir tada dar jų žmonės perpirka. Tai čia yra toks klausimas, kad balansas kažkoks turėtų būti lengvai, bet ar LRT dirba mano manimu gerai? Jo, tikrai gerai dirba, aš jau portalą paskaitau, žinias pažiūriu, aš patenkintas kaip pilietis šitais pinigais, pinigų išleidimu.
Tai aš manau, kad LRT patenka į tos 5%, mano manimu, kurie ten dar visai pusėtinai dirba, bet valstybės kontrolė, kaip sakiau, ant visų yra institucija, bus ir išvados. Problemos nėra. Kažką tikrai nesilaikė, pirko kažką tenais tiesioginių dėrybų būdų per daug. Tai aš pats, jeigu galėčiau, tai pirkčiau tos pirkimus, nes tada tu gali nupirkti tai, ko reikia, o ne tai kažkokius ten visokius, kur įkiša. Tai dabar, kaip aš matau šitą situaciją, ne? Tai žiūrėkit, aš su jumis, jeigu kurie esate čia už ten toj pusėje, kad čia tą LRT reikia keisti. Aš už. LRT vadovą reikia keisti, pinigus, sakau, net mažinti, ne? Dar ambicingiau žiūriu šitą. Bet kur yra problema realiai, kuriame vietoje išsiskiria mūsų matymas, tai žiūrėkit, socdemai melavo dėl Blinkevičiūtės. Melavo dėl koalicijos su Nemuno aušra, kad melavo, kad nenori keisti LRT vadovės. Nors teisės aktas realiai ten tą sako. Tada melavo, kad nori tik į buvusią padėtį grąžinti. Ne velniogi rodo, kad ne, padėtis buvo kitokia. Ir šiaip, jeigu taip žiūrėt, socdemai tiesiog visur meluoja. Aš tikrai čia kuo ir skiriasi man Tėvynės sąjunga nuo socdemų. Ten gal pridaro nesąmonių panašiai kažkur. Bet vieni tiesiog patologiškai meluoja, kiti tiesiog, tūsai sąžiningai padaro kažką, bet tas pabaiga gal panašiai būna. Bet šitoj pusėje aš tiesiog negaliu kaip pilietis absoliučiai pasitikėti socdemais. Ir aš tikiu, ir Veryga, aš tikiu, kad jis nuoširdžiai, ir kitais atskirai žmonėm aš tikiu, kurie nuoširdžiai ten sako, kad mes tik tą pakeisim ir čia kažkaip viskas bus gerai ir mes nesikėsinam į žodžio laisvę. Aš pilnai tikiu tuo, ką jūs sakote. Aš tikrai tikiu, bet žiūrėkit, visas tas kelias, tai jis negarantuoja to rezultato. Iš viso socdemų žmonių negali rasti, negali pritraukti, niekas nenori su jais dirbti. Ir dabar mes pakeisim vadovę, kur čia dar kažkokius klausia, ar Jansonas nori čia būti vadovu. Iš viso kosmosas, kaip čia tokius klausimus gali užduoti, čia man neįtikėtina yra, kad konkrečias pavardės premjerė gali paminėti žurnalistam, tai čia yra net sunku pakomentuoti. Ir čionais mes turim tą problemą, kad yra nepasitikėjimas. Ir dabar, aš sakau, gerai, aš tikiu ten Verygą, kad jūs čia, kad kažkaip, jeigu kažkas bus blogai, sustabdysite. Bet aš netikiu tai socdemais. Ir dabar jeigu kažkur vėl atsidursime mes tą momentą, kai jau ten Skardžius jau tas pataisas teikia ir dėl to turinio kontrolės dar kažkur, ir kad jau mes būsim toje vietoje, kur jau nebekontroliuojame. Ir jau kažkas tikrai keičiasi ir matom, kad negera. Tai tada man toks bus, tai kodėl klausimas, tai kur jūs buvo tada? Ir aš norėčiau savo atsakyti, aš buvau tada prie Seimo. Nesvarbu, kad aš tikiu, kad nenori jie ten to laisvo žodžio, ten dauguma, dar kažkas, bet pati seka, visą tai, kaip aš matau, jinai negarantuoja geresnio rezultato, negu dabar yra. Tai čia yra problema, kad tai pavarė šitą koaliciją, kad tiesiog tie žmonės, ten visi susirinkę, absoliuti dauguma, aš nemanau, kad ta Monika, jie mielai sutiktų irgi, mielai sutiktų su sumažinimu to biudžeto LRT. Bet taip pavarė koalicija per visą tą savo metus, pasirodė, kad jie sako, ne, žinokit, gal geriau šiandien nelieskit iš viso, kad nesvarbu, kad blogai, bet nelieskit, nes bus dar blogiau, mes galvojame. Ir čia vienintelis tas, vieni galvoja, kad bus geriau, kiti galvoja, kad bus blogiau po šito pokyčio. Bet abi pusės sutarė, kad dabar ir nėra gerai. Tai čia tik tiek norėjau gal šitą vietą, kad būtų aišku, o nekaltintų, kad čia kažkokie gerbėjai, ten tos vadovės ar ne vadovės. Tai ir paskutinis toks gal truputį apie sąmokslo teorijas. Žinot, labai dabar tas Žemaitaičio, kur iš tiesų, nežinau, ar matėte Alytuje, kas nors tą pasirodymą Žemaitaičio ir tų moksleivių. Tai aš tokį vieną geresnių, pasakyčiau, stand-upų, ne tai, kad ir Žemaitaitis iš tiesų gerai pasiruošęs atvarė ten, prasme viskas tvarkoja, bet jis ten šansų neturėjo, nes ten kita pusė irgi pasiruošęs atvarė tikrai labai gerai. Ir tie moksleiviai, tai, wow, ten, tu prasme, su visa pagarba, bet jeigu kažkam reiktų už pinigus, tu tokia negausi, kas ten buvo padaryta. Tu ras kokius nori žmonės, mokėk jiems kaip nori, bet taip nepadarys. Ten buvo nesuvaidinta, aš galiu garantuoti, nes jau yra momentai, kur aš galvoju, man jau nejauku buvo už tos moksleivius, aš galvoju, tikrai jau atsitrauksiu ant tos moksleivius, ta prasme, Jėzu, kiek ten 17 metų, jį taip čia iš visų pusių spaudžia. O jis dar reizina viską, jis dar ant viršaus, tu prasme, supranti, kad jis čia ne tai, kad jis čia bijo, jis čia dar, sako, tai didinam statymus visame tame. Tai aš žinokit, jeigu tie moksleiviai čia klausosi, tai pagarba tiesiog už tai, ką jūs padarėt. Šiaip tokių žmonių yra, ne? Tai kažkada gal prieš mane bus taip sustoję, bet kuriuo atveju aš gerbsiu žmonės, kurie va šitaip konstruktyviai, bet to pačiu taip atkakliai gali tą padaryti, savo nuomonę išreikšti. Tai dabar ateinant į tas visas, kur ten buvo tas ir Žemaitaičio tas išstojimas, kur tikrai ir smurtavo, ne, prieš tą protestuotoją, prieš tą vyresnį amžių vyriškį. Aišku, Remigijus kitaip pasakoja ten, bet neinam į detalės, bet kas iš tiesų labai pradėjo to sąmokslo teorijai, tai kad čia jau nupirkti šitie ten tų dešiniųjų konservų, ne, šitie žmonės yra. Ir Bačiulis parašė tokį, piktą iš tiesų raštą, kaip čia, kad čia įrodo, kad čia yra nupirkti ir gerai, kad pamokytas, nupirko ten juos. Dabar ateikime iki šito nupirko. Čianais yra labai, aš sakyčiau, bandom dekonstruoti šitą nupirkimo faktą, ne, politikoje. Dabar, kad būtų
nupirkimas, tai turi kažkas organizuoti nupirkimą, ne? Nu, ta prasme, kažkoks žmogus turi priimti sprendimą, kažkokia politinė jėga, imkim konservatorius, ne? Kad turėjo, dabar sako, konservatorius nupirko. Tai va čia aš ir paprašiau tam pavardę, pasakykit man per Audrių komentaruose, kad pavardę pasakykite. Tyla, ten kažkas po to ten išlemeno Žygimantas Pavilionis čia galėjo suorganizuoti. Kodėl aš paprašiau tos pavardės? Nes kol sakai, kad čia kažkokie konservatoriai, ne, čia sąmokslo teorijos, pirko, čia kontroliuoja, tol tai atrodo dar taip įtikinama. Bet jeigu pradedi šnekėti realiai, tai pavardė, ne, tai kas čia galėtų padaryti? Ir kai ištari kokią nors pavardę, tu pradedi suprasti. Ar čia gerai, Žygimantas Pavilionis. Jis realiai galėjo čia, na, dabar įsivaizduokit, ko čia reikia. Čia reikia surasti tą jaunimą, ne, kažkur kešą turėti, ne, tą jaunimą pasakyti, ką čia reikia daryti, ten kažką suderinti, sumokėti tam jaunimui kešą, ne, ir tikėtis, kad A, jis taip kažką padarys, B, kad neišduos jo. Nes jeigu šitą išduos, tai reiškia jam baigsis va tai, realiai kešų mokėjo jaunimui už kažką. Nu, čia man atrodo karjeros pabaiga, ne? Tai vadinasi, už tokią riziką tu turi gauti neįtikėtiną premiją. Kad tu turi ten, nu, nežinau, tapti kažką, žinau, ten x 100 grąža turėtų būti, ne, kaip minimum. Tai dabar kokią naudą iš šito Žygimantas Pavilionis būtų gavęs šitą incidentą, pasakykit man. Man atrodo, nulinę naudą. Tai dabar einam bet kurią kitą pavardę. Ir vėl, jeigu mes tik sakysim pavardės, iš karto šitą teoriją pradės griūti, nes pradės aiškėti, kad, na, arba, čia aš po to net sakiau, čia kaip pagarba, čia, kur man tas komentatorius piktas, tas Žygimantas Pavilionis, dar jo pradėjo varyti. Bet aš sakau, bet tu čia, nu, man gaunasi, kad tu pagyri žmogų, realiai, nes čia reikia gerų vadybinių gebėjimų, drąsos, ten surasti, ten suorganizuoti, sustatyti, ten onboardinti tos žmonės, ne, ten surežisuoti kažką. Man, ta prasme, čia tu realiai turi būti, nu, realiai normaliai varyti turi. Sakau, čia dėkui, pagyri ką tik, sakau, džiaugtųsi, kad čia įvardinai. Tada supyko, kad ne, aš negėriau čia kažką, žinai. Bet, sakau, einant į tą, tos visos teorijos žlunga, nes tam, kad tu darytum tokius pirkimus, tu turi gauti asmeninę naudą. Kol jos nebus, kol ten visa partija gaus tą naudą, tai ir išsidalins ir tu gausi va tiek, tai taip neveikia. Čia tas pats kaip ir valstybės tarnyba, identiškos situacijos. Kodėl ten tas Bifinity išeina, ne, iš Lietuvos už 35 milijonus, kur mokesčių moka? Nes Lietuvos banko ten valdyba tos sprendimus priminėja, na, ta prasme, ir tikiu, kad ten ir šnekėjom ir kitų priežasčių yra, bet jeigu taip grubiai žiūrėt, jeigu jie lieka, 35 milijonus moka kas metus, mes gaunam kaip piliečiai visi bendrai jos. Išsidalinam per tos mažiau gal mokesčių mokėti, reikia gal kažką daugiau pastatom, bet Lietuvos banko valdyba nieko už tai negauna. Bet jeigu kažkas įvyksta, lieka tas Bifinity, priima drąsų sprendimą, jie kažkur prisidirba ir tada nukenčia banko valdyba. Vadinasi, kai tas žmogus, kuris tą priėmė sprendimą, jis asmeniškai realu, kad reiks jam atsistatydinti. Visa žala jam, nauda visiems. Ir viskas. Ir dėl to mes šitoje šalyje tokio ir neturim to tokio labai veiksmaus modelio. Nėra motyvacinės sistemos geros įdiegtos. Tai ir partijose, taip pat su tais visais nupirkimais. Tu turi labai aiškę turėti asmeninę motivaciją. Ten, kur buvo kalėjime, balsus perka. Nu, tai asmeniškai savo tos numeriukus duodi jau ten, kad tave išrinktų. Ne? Nu, kažkur tu irgi nesakai, kad nesvarbu, ką reitinguojat, balsuokit už mūsų partiją, dėl to sumokėsim. Ne, tu jau neduodi, ką reitinguoti turi, kad tik tu ir tavo ten tie, kaip čia, naparnikai patektų į tą Seimą. Čia yra labai aiškus įrodymai. Bet tai, kad ten, jeigu negali pasakyti aiškaus naudos gavėjo, aš galiu pasakyti, kad niekas ten jokių pinigų nemokėjo. Tai tie gal žmonės, pagarba visiems protestuojantiems, šiaip ir Remigijus tikrai tą daro turą kažkuria forma, nesvarbu, kad esame oponentai, bet tikrai, nu, gerai varo iš savo pusės, toks tikrai čia geras visai ir smagu matyti, kad ir kita tautos dalis tokia nepasiduodanti, šitas irgi, nu tai toks, nežinau, net gaila tik tai gal, kad tas priešas už sienos, gali būtų tada tikrai smagu žiūrėti, dabar gal su nerimu labiau žiūrim. Bet yra kaip yra. Tai va, noriu padėkoti už šį, kas klausėtės, kas priklausėt iki galo. Jeigu įdomu, palaikinkit, nežinau, ten mačiau pas kitus sako, ne, palaikinkit, pasubscribinkit, dar kažką padarykit gero ir šiaip kokį nors gerą darbą šaliai dar padarykit ir bus puikiai diena. Dėkui. Iki.